Jevgenijaus Šuklino kanoja jau 2 savaitės kasdien skrodžia Galvės ežero vandenį. Londono olimpinis vicečempionas pasirengimą sezonui pradėjo dar prieš Kalėdas Portugalijoje, kur dalyvavo 4 stovyklose. 3 iš jų Šuklinas treniravosi su konkurencinga Rusijos rinktine, vadovaujama legendinio kanojininko, olimpinio ir 11 kartų pasaulio čempiono Maksimo Opolevo trenerio. Aišku, jis daug patirties turi, kuris pasidalino su mumis ir konkurencija buvo smagu pasportuoti, nes tokią grupę sudarėm, kur ten, galima sakyti, prasčiausias sportininkas, tai Europos čempionas. Tai grupė buvo ir, aišku, kiekviena treniruotė, čia kaip varžybos buvo, kur reikėjo lenktyniauti, nes visi turėjo charakterį ir nieks nenorėjo pralošti ne vienos atkarpos. Treniruotė su Rusijos rinktinė tik viena naujovė Šuklino pasirengime naujam sezonui. Visaginiečio treneriu tapo tituluotasis Raimundas Labuckas, pakeitęs Vasilijų Suchorukovą. Pakeitęs trenerį, pratybų metodiką ir techniką, kanojininkas tikisi, kad šios permainos padės jam po 3 metų Rio de Žaneire palypėti laipteliu aukščiau ir laimėti aukso medalį. Šuklinas šį sezoną vadina eksperimentiniu. Pats laikas eksperimentuoti ir kažką bandyti, nes, jeigu taip pat aš galvoju, jeigu aš darysiu viską, kaip aš dariau iki Londono olimpinių žaidynių, tai geriausias rezultatas bus pakartojimo to rezultato, kurį pasiekiau per Londono olimpinį žaidynį. O kad važiuoti dar greičiau, dar numest kažkiek laiko nuo savo rezultato, tai dar reikia bandyti. Jaučiu ir kad tai yra rezervas ir nemažas, aš galvoju. Ir norėtųsi, kad išnaudot tą rezervą, kad jau jeigu baig sportininką, reikia pasakyti, kad padariau jau viską. Nes dar kol kas, jaučiu, kad galiu. Eksperimentuodamas Šuklinas sieks ir pagrindinio savo šio sezono tikslo – rugpjūtį Maskvoje vykstančio pasaulio čempionato aukso. Pernai aš bandžiau išlaikyti savo greitį per visą sezono metu. Ir aš, kai pradėjau, pakėliau tą formą ir laikiau iki galo. Ir beveik visose varžybose, kur tik įmanoma, dalyvavau pernai 3 pasaulio taurės etapuose, Universiadoje, Europoje ir visur. Ir šiaip taip neblogai, aš sakyčiau, pavyko išlaikyti tą formą. Ten, galima sakyti, ir per pasaulio čempionatą tikrai buvau geroj formui, bet ten padariau klaidą, kur pats kaltas. Bet pavyko taip išlaikyti. O šiemet kaip tik noriu tai pabandyti, kad savo formą tik tai užkelt ant varžybų pabandyti. Bus tas geresnis variantas ar ne, jau žiūrėsiu ir tada iš tų variantų galėsiu išrinkti ir jau tada kitais metais taip daryti. O šiemet man pagrindinis tikslas tik tai pasaulio čempionatas. Pasaulio čempionatas pagrindinis tikslas todėl, kad pernai Šuklinas planetos pirmenybėse patyrė itin apmaudžią nesėkmę. Klaida starte kainavo aukso medalį, o Lietuvos atstovas liko 4. Visaginietis vilėsi, kad išvengti tokių klaidų padės nauja starto sistema, kuri Trakų bazėje turi būti sumontuota jau birželį. Latvijoje yra starto sistema, bet ne tokia, ne pasaulinio lygio, o ten, galima sakyti, ten patys jie padarė. Aišku, geriau negu nieko, bet ten dar ežeras toks ir kanalas ir pastovi šoninis vėjas. Tai mes pernai ne vieno karto, galima sakyti, tos sistemos ar neišbandėm net ir Latvijoje prieš pasaulio čempionatą. O šiemet, jeigu mes turėsim jau tokią gero lygio sistemą, pasaulinio tokio, ir dar Trakuose, tai nereikia niekur važiuoti, nes čia sąlygos tikrai geros, mums visko čia užtenka ir salė gera, ir klot galima, kur tik nori ir kiek nori, ir distancija, ir dar jeigu starto sistema bus, tai čia labai bus pasaka. Pagrindiniams šio sezono startams Šuklinas rengsis būtent Trakuose. Artimiausias startas 3 pasaulio taurės etapas Vengrijoje, kur kitą savaitę tradiciškai susirinks pajėgiausi planetos kanojininkai. Reporteris Donatas Grybauskas, Trakai.